Sveiki, atostogos mano baigėsi, 3 savaitės, nebėra. Dėl bičių reikalų mažai ką nuveikiau, beveik nieko. Reikalų visokių kitokių buvo, tai biški liūdna, bet dar turėsiu biški atostogų, gal tada prasidės su bitėm bus medaus sukimas, gydymas, maitinimas. Maitinimas tiesa gal vėliau truputį jau po atostogų. O šiandien prieš važiuojant ką, reikia pasižiūrėti, ar mamos prigijo. 3 mamos buvo italės įdėtos. Ne grina veislės italės, nes su grina veislėm kiek ten teko domėtis ir pas mūsų žiemom daug problemų, tai tikiuosi su šitom neturėsiu problemų. Svarbu noriu, kad bitės būtų geros, nepyktos, nes su piktom bitėm nėra malonu dirbti. Tai va šiandien, prieš 2 savaitės turbūt uždėjau po antrą magaziną tik tai. Reikia pasižiūrėti, turbūt kiek matau, kaip jos dirba, tai manau, kad nieko. Viskas. Šiemet pavasarį 2 magazinai, rudenį 1 bus. Galbūt, nežinau, to žiūrėsiu, bet visą laiką pavasarį 1 būdavo, o rudenį 2, 3. Tai reikia žiūrėti. Pradedam nuo šitos. Iš tikrųjų, įdomu, kaip čia kas. Neturiu kur padėti ant žolės, kaip blogai dėti. Ką darysi? Kartais reikia ir taip. Tik čia šitų prilindusių. Kur su žnyplėm. Šitas turėtų sunkesnis būti. Ir žiūrim, ką turim. Ar kažką mums čia prinešė. Biškį padūminam. Kaip ir maniau. Ne kažką. Net neatstatė. Eikt. Aš matau, kad jos tingi kažką daryti. 2 savaitės. Viskas. Keistai, kad tiek net nieko nedarė. Ir suprantu, neliptų viršų. Sėdėjo pilnai čia. Gerai, nėra čia ką žiūrėti. Į vidų turbūt nelysiu. Spėtimas teoriškai turėjo jau baigti, ten dabar lys pro lizdus. Nėra noro, tingiu. Dedam atgal. Kažkaip palengvėjo gal, ar aš čia pastiprėjau per atostogas. Aišku, ne prie kompiuterio sėdėti, tai gal ir pastiprėjau. Čia kas. O ko čia jų viršun papuolusių yra keletą? Per skylės, o kartais jau reiktų celofaną pakeisti. Su šituo turbūt viskas bus. Viskas čia, manau, gerai. Čia kaip liepos, kai prasidėjo. Dar prieš liepos buvo uždėjęs, tai čiučiut miksuosis gaila. Ne tik ant liepų. Tai ir šitą ką prinešė. Tai viskas, kaip sakoma, galiu sukti ramiai. Paėmiau ir visi, matau, gražiai užakiuoti. Ką jis čia daro, dar valgot jau čia. Tai kaip atsimenu, Amšėjaus knygą skaičiau. Jis ten bėdavojęs, kad pas mus blogai dėl to bitėm. Mūsų kraštams kaip ten blogai, bet blogai, sakykime, dėl to, kad mažai dienų turi kada nešti. Bet būna lietinga ir panašiai. Šiais laikais jau lietingumo nebūna, tai kad užžiūvo galbūt labai viskas. Tai skraidyk tu kiek nori, ir ten kažką žydį, matyti nektarą iš ten neneša, nes gėlių kažkokių tai vis tiek yra. Bet sėdi jos ramiai, ten nenori net. Nenori dirbti. Nors šita šeima, sakau, buvo gera. Gerai, dar kelias pasižiūriu, tada parodysiu, ar pas mamas eisiu pažiūrėti, ar prigijo, ar neprigijo. Dar traninę šeimą turiu. Ar reikia gal pas traninę pasižiūrėti, kuri buvo traninė. Įdėjau matinėlę, bet mačiau, kad apsiskraidė, bet taip jinai ten to šeimoje ir matau, kad dabar gyvybės nėra. Reikia pasižiūrėti. Va, kaip matot, gyvybės, visai, aš nežinau, atrodo, kad jau gal šeimai, dasibaigė. Atskrydo vieną, kažką neša, tai
Nu, reikia pasižiūrėti šitą šeimą tikrai, ką daryti, reikia sujungti, tikriausiai sujunginėsiu rudenį su gal spiečium, ten to bus matyti, kokia silpna, nes, nu, labai ne kažką. Labai ne kažką, reikia praeiti, šiandien vėsiau. Ir visas atostogas beveik visą laiką 28 kažkur ir daugiau. Tai prie tokių temperatūrų pas bitės stengiausi ir negalvoti apie jų čia įimą. Aišku, čia dar buvo uždėta, čia aišku tik ant juoko. Netingėjau nešti. Tai čia nėra ką žiūrėti. Nu, kelios bitės vaikšto. Na, tuščia gražu. Čia gal atskrydo jau iš čia išnešė, nes dar atrodo kažkiek ir buvo kažkada čia kažko. Gal vagilkos atskrydo kaip šeima silpna. Būna ir taip. Būna ir taip. Su kaip sakoma, neatsekavam šeimom. Viską būna. Visiškai nieko nėra išnešta. Su šita šeima jau aiškiai buvo matyti, kad taip ir bus. Gerai, bet pasižiūrim, ar perai kokie nors yra, ar kažkas čia vyksta su ta traninė. Nu, bičių vizualiai atrodo yra. Matau, kad ne kažką čia vis tiek. Ne kažką. Nu, matyt, šeima jau kaip traninė buvo, nors mamą naują įdėjau, neparuota ties. Kas čia va padaryta? Šeimai vienai. Amen. Bet kodėl? Nu, taigi mama turėjo kita būti. Kita mama, viskas kita. Čia kažko nektaro dar biškį prinešta. Ar čia jau išneša kažkas? Va tas man dar. Ai, nu va, gal biškį geriau kažkur, va čia matau. Bet vis tiek kažkas tai negerai čia. Nu va, kažkiek tai pridėliota buvo. Biškį čia gražiau gal mama jau bando. Nu, pirmą kartą, kada turėjau traninę šeimą, tai kaip ir vis tiek potyris naujas. Žinot, kad reikia su jom jau nelabai žaisti. Nu, kažką pridėta, vis tiek perų yra. Nelabai gražus, bet matyt, čia ir remeliai buvo nelabai jau gražus. Dažgi pagailėjau visus išmesti remelius. Ant tų pačių, tai ten tvarkosi matyt. Bet žiūriu, kad su maistu jam prastai. Aš kažkaip pat kelnoju, aš nematau meduvinių. Perų, nu, sakykime, jau turėtų atsigauti. Nuo krašte tikiuosi pamatysim mes maisto. O krašte maisto. Badu to mirs, žinokit. Va, kampelis lygės. Nu, gal ir įsikapstis dar šitą šeimą, tai aišku, metai šitie prarasti per mano pavasarį praradimą mamos. Nors tiesa prinešė vieną magaziną, man atrodo, aukštą. Tai nereikia sakyti, kad visai bergždžia, bet be darbo kiek pridarė ir... Bet tikrai su maistu čia jie kažką gal duoti reiktų, bet išvoks po to dar kitos. Kaip ir bičių daugėja, palyginus kiek vienu metu buvo, matyt sunku jam atsistatyti kaip. Va, mama vaikšto, žalia, užpakalis atrodytų didelis. Jeigu išgyvens iki maitinimo turbūt, tai išgyvens. Visiems geras nebūsi. Jų yra laukia, tegul varo ir pramogauja. Mama yra jau, tranų nebebėra jau kažkaip, nebematau. Tai kaip sakoma, viskas jų rankos. Kiek, 15 kg man atnešė, o darbo ir mama keisti reikėjo kitą. Ir visas, nu žodžiu, būna. Matyt, nereikia žaisti, iškart raninį, ten sujungi. Aišku, ilgai labai gaišau, kol aš ten žaidžiau su ja. Nu, kaip sakoma, patirtisgi ateina vėliau. Pažiūrim spečiuką, kurį pieną pagavau iš piktosios išsispietusi. Piktojas įspėtė todėl, kad
kad neprižiūrėjau, o neprižiūrėjau, nes jinai piktoji. Bet kas įdomu buvo su šita šeima, kaip spiečius buvo mažas, aš iš kitų šeimų prinešiau bičių dar, kad padidinti. Ir perų, ir turbūt tas bitės nudobė tą mamą, nes, tikrai negalėjau ištraiškyti, mačiau atsarginai buvo, tikrai padėjau ir atvažiavau, nebėra mamas. Tai tada įdėjau poruotą kitą, tai ir išleidau, net nežinau, ar dabar jinai gerai gyvena, o palauk, aš pagalvojau, kur dar aš išleidau, piktoji dar išleidau. Ten prigijus viena, ten tokioj mažoj šeimoj. Šitoj žiūrim, nes atidariau dėžutę ir to baigėsi. Nežinau, gal aš esu mamos nemačiau ir dabar ten buvo didelė kova ir kažkas ją pralaimėjo. Nu, kaip jūs čia nenorit pulti manęs. Viena, vat, čia bendrai čia piktosios mamos vaikų gali būti. Tai gal tada normalu, kad tokie biški čia santykiai su manim nėra geri. Kol kas vaizdai nėra gražus, šitie baidamieji lapšeliai. Kokia čia proga jie mane baido. Nemėgstu aš jų, pralaužau. Ką, ieškom perų. Yra perų pridėta. Gražiai pridėliota. Per kamerą nesimatys, bet, žinot, kaip atrodo šviežiai pritaškuota. Pritaškuota visas rėmas. Va, tik, matot. Tokie mažiukai kiaušiniukai. Tai gal ir gerai tada. Gal dar kokį pasižiūrėti, kaip čia gaunasi jam gyvenimas. Šeima atrodo, tai neskrenda, aš nežinau, tai neštų varytų laukus. Kažką ieškotų maisto. Nieko realiai. Sėdi visi namie ant gatavo ir tiek. Tikrai tranų dar yra šitoj šeimoje. Šitoj ir medaus turi, jaučiasi truputį. Tai iš spiečiaus visai gavosi graži šeima, tik tai aišku vėlai. Jau šios kaip ir kitiemet bus labai graži šeima. Bet tai kodėl nėra ką nešti? Pas jūs irgi neneša, ne? Aš kaip pasivažiavau ir pernai man po joninio šmukti. Šiemet dar va kaip Liepos, o tik pas mus pradėjo biški vėliau. Kol Liepos dar varė, tai matėsi, veiksmas didžiulis buvo. O po to viskas. Pasibaigė visi didžiuliai džiaugsmai. Ir tai va, Liepa visa realiai eina. Kaip šiemet anksčiau Liepa žydėjo, tai visa Liepa va, nieko. Tai atrodo mėnesis, orai gražus. Per sausi pas mus buvo. Taigi varyk ir dirb. Ne, nenori. Nėra jokio, net atrodytų nieks negyvena šitame avily. Kažkas gyvena lyg. O iškart toks. Čia svarbiausia, kad mama būtų priimta. Aš čia bjaurė šitas bitutės. Oi, kiek jos mane sugėlusios yra. Ką turim? Truputį medaus turi. Ieškom perų. Perų, aišku, čia nėra. Bet va, jau iškart mikrofonas zoomina, brūlina. Viskas, ir įsispėti. O, žalytį, papyliau biškį rėmelį. Žioplys jau mano. Ai. Kažkas perų atsirado iš kažkur. Baisu, kad savo neišsivedė kokios nors raganos dar baisesnės, kuri buvo. Perai bent jau gražiai dedami. Ne per visą, bet gražiai. Bet mamos nematau. Gerai, ieškom toliau. Čia svarbu šitą pamatyti mamą. Pažiūrėti, ar 20 ar kiek, 18 eurų nesudegė.
Nu, perai vėl gražiai. Pagal grožį tai atrodytų, kad mama turėtų būti. Bet matau dar tokias mysačkas daro. Nu kam tas mysačkas daryti? Jau ruduo, kur jūs krysit? Jau prisiskraidėt. Va, yra mama. Prigijusi gerai. Deda labai gražiai, sakykime. Nu, aišku, kokie remeliai dar čia papuolė. Bet va, mama didelė, graži. Nepalieka nieko. Man patinka. Gerai, reikia viską atgal atsargiai dėti, mama, kad neprapultų. Nu. Jau labai čia užpikimas didelis. Tai teoriškai kitiemet šita šeima nebus pikta. Bet turiu dar iš kurių galėtų tenais pati mama pasiveisti. Gerai, jau mane pjaunat jaučiu labai. Alio, 3 mamos, visas prigijo. Net ir paspikta. Gerai, viskas, tada nuotaika nėra bloga, kad ir rytoj į darbą. Po 3 savaičių pertraukos. Reiks įsivažiuoti kažkaip. Tai tokia va laida ir gavosi, nei šis, nei tas. Dariau pamatus. Pamatus ruošiau nameliui per atostogas, kur mažam nameliui, kad būtų kur sukti medų, nes kaip matėte, ten sukų nelabai taip kaip turi būti. Kažkas tobulėja vis tiek pas mane, tiesiog neparodžiau, kol kaip įsirengsiu, parodysiu. Tiek turbūt, ačiū, kad žiūrit, palaikot kai kas nelabai palaikot. Bet ašgi dėl savęs darau, biškį ir dėl jūsų, bet ir dėl savęs. Darau vis tiek kažkokia tai pramoga, darbas yra, kažkam parodys, kaip sekasi. Vėl aš šiandien nuėjau kalbas. Gerai, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų savaitgalio bitynų. Iki.